Sveiki, atvykę į Autoauto servizas. Šiandien mes norėtume parodyti, kaip teisingai atlikti pilną transmisijos alyvos keitimą. Ir rodysim mes šiandien ant, pavyzdžiui, šitą automobilį, tai yra Mercedesas E-klasės 270, 2,7 variklis, dizelinis. Ir dėžė stovi 722,6, tai yra 5 bėgių sena Merso dėžė, viena iš pirmų, kuri šiaip yra neaptarnaujama, bet šiandien mes norim sulaužyti visus mitus ir viską, ką yra kalbama aplinkui apie transmisijos alyvos pakeitimą pilną. Tai vieni sako galima keisti, kiti sako kategoriškai draudžiama keisti senose dėžėse, tai ir naujuose, jeigu niekada nebuvo keisti tepalai, ale negalima atlikti pilno keitimo ir reikia daryti tik tai dalinį, kas 10, 20, 30 tūkstančių, tam, kad bent biškai atnaujintą tepalą. Tai šiandien mes norim visų pirma paneigti šitą mitą ir ant, pavyzdžiui, šitą automobilio parodyti. Tai automobilis 2004, man atrodo, metų. Ir čia gyvenime nebuvo keisti tepalai. Ir šiandien mes su mūsų įranga atliksim pilną transmisijos alyvos pakeitimą ir parodysime, kaip po mūsų pakeitimo ir aplamai, kaip mes kokybiškai viską. Tam, kad dėžė veiktų sklandžiai ir su ją ateityje nebūtų visiškai jokių problemų. Tai pradėkim turbūt nuo mūsų įrangos, tai yra Mail ir Liqui-Moly kolaboracija. Tai yra vokiška įranga ir sukurta tik tai 2023 metais. Joje yra įrengta 2 siurbliai, vienas traukia, kitas stumia ir dėka to susidaro labai didelis spaudimas, kuris gali išvaryti kol kas maksimaliausią, ką mes galim pasiekti, 98% viso tepalo iš visos dėžės. Plus turi funkciją papildomo praplovimo kartu su mūsų Liqui-Moly Adaptive valikliu ir taipogi turi galimybę įvaryti apsauginę irgi prisatkę tokią į mūsų dėžę tam, kad jinai sklandžiai ir be problemų veiktų. Tai šiandien mes viską jums parodysim ir parodysim, kaip mes atliekame šitą darbą. Tai pradėkime nuo to, kad mes jau pasijungėm prie mūsų transmisijos. Tai yra, kaip ir minėjau, 722,6 transmisija. Tai yra padavimo žarna. Mes ją biškį priveržėm, nes žarnos yra labai sunkios, tam, kad niekas čia neplyštų, netrūktų. Tai mes pasijungiam prie dėžės, tai bus atbulinė eiga, o čia yra padavimas. Tai mes pasijungiam aparatą, jau užpildėm naujų tepalų, tepalas čia bus Liqui-Moly ATF 1600. Ir ką mes pradėsim, tai einam prie aparato ir ieškosime mūsų automobilio. Tai viskas čianais. Čia įrengta nauja sistema kompiuterinė, tai mes viskas, ko iš mūsų reikia, tai tik tai pasirinkti norimą automobilį. Tai automobilis pas mus yra 2004 metų, tai mes ir spaudžiam, ieškom mūsų dominantį variklį, tai yra 270 CDI ir mūsų variklio kodas yra 647. Ir va mūsų 722.6 5 bėgių automatinė pavarų dėžė. Ir va, mums sako iš karto, kokį mes tepaliuką turim pilt, rodo, kokios spalvos jisai turi būti, ATF 1600, mes tokį ir nupirkom ir jau supilėm į mūsų aparatą, bus 7,5 litro ir žiūrim instrukcijas, kaip mums reikėtų pasijungti prie mūsų automobilio. Tai ieškom Mercedes E-klasę ir ieškom mūsų dėžės. Tai yra 722,9, 725, va, 722,6 mūsų. Ir žiūrim. Mes pasijungiam teisingai. Viskas, tad galim jau pradėti keitimą. Tai spaudžiam Next. Spaudžiam, kad mes valysim būtinai alyvos karterį. Ir spaudžiam, kad mes būtinai praplausim papildomai su mūsų Liqui-Moly valiklių specialių Adaptive transmisijos ir viskas. Ir papildomas praplovimas pas mus, aš visada ir Liqui-Moly taip rekomenduoju ir aš visada pasirinku papildomus 2 litrus. Tai važiuojame. Dabar, ką jisai mums pasakys daryti, mes jau pasijungę ir dabar mums reikia užkurti variklį, tad leidžia mašiną ir kūrėm variklį.
Mes užkūrėm variklį ir dabar jisai tapils reikiamą alyvos lygį ir tada užpils mūsų valiklį. Va dabar jisai pila valiklį ir kai tik jisai užpils, bus maždaug 10 minučių praplovimas visos dėžės su to valikliu. Visas drožlės ir visus nuosėdus, viską, kas susirinks iš dėžės, surinks filtras, kurį mes ateity būtinai pakeisim. Tai viskas, mūsų aparatas baigė savo laikiną darbą, tai pravalėm mes transmisijas dalių variklių, tai dabar jisai prašo mūsų užgesinti variklį ir rodom dabar tepaliuką, kokio stovio jisai yra dėžiai, vaistų surinkliuojasi, tad mes gesinam variklį. Mes užgesinom variklį ir dabar jisai prašo mūsų išardyti karterį ir reikia nupilti viską nuo karterio, visą tepalą, kuris bus išpiltas iš karterio ir pakeisti filtrą. Tai va, tai keliam mašiną, renkam karterį. Tai dabar mes nupilame tepalą, kuris yra karteryje. Tam atsukam nupilimo kamštį. Šiaip tepalas čia neblogiausias stovė, tikrai būna blogesnių, bet šitas automobilis atvažiavo pas mus po dalinio tepalų pakeitimo pasidaryti pilną. Dalinį pakeitimą jam atliko labai blogai, dėžė pas jį spardosi, netolygiai jungia bėgius, užlaiko bėgius ir atvažiavo jisai su štai tokią problemą. Dar pas jį po nepilno tepalų keitimo buvo leido starpinę, leido tepalą, tai jisai jau buvo atvažiavęs, jisai ne pirmą kartą pas mus atvažiuoja, tai jau tarpinę su varžtu ir su va štai šitų korpusu mes jam keitėm, tad šiandien mes jam šitų dalykų nekeisim, bet šiaip būtinai, jeigu žmogus atvažiuoja pas mus pirmą kartą, tai mes keičiam jam viską su varžtais, su tarpinėmis, su visko, žodžiu, mes keičiam viską, ką įmanoma. Tai va, mes nupilėme dabar tepaliuką, galėsim atgal tą kamštį užsukti laikinai ir galėsim atsukti visą karterį. Kai suksit karterį, labai atsargiai, nes kai jūs nupilat per kamštį, vis tiek visas tepalas iš karterio neišbėga. Tad kai nuiminėsit labai atsargiai, nes karteriai vis tiek bus likę tepalų, tam, kad jūs neapsitaškytumėt. Dabar galim nuimti karterį. Ir pamatyti, kad jame vis dar yra tepalų. Bet labai atsargiai. Visą šitą tepalą mes suleisim atgal į aparatą, tam, kad jisai galėtų apskaičiuoti ir užpildyti paskui po karterio nuėmimo dėžę. Magnetuką keitė mano kartą, žodžiu, viską darė. Čia dabar žiūriu, kad šiaip visai dėžiai gero stovio, nėra visiškai jokių drožlių, nieko. Nu, biški yra. Nuosėda. Tai va, karterį mes būtinai išvalysime. Tai va, tai dabar ką mes darom? Mums reikia išimti ir pakeisti filtrą. Filtras išsiima tiesiog traukia, tai jisai išsiima. Čia yra tokie tarpiniai, ant tokios tarpinės sėdė. Ir nebijokit, traukit. Filtras bus pakeistas. Tai va, šiam automobiliui mes keisim tik tai filtrą kartu su tarpinė karterio. Tai pas mus eina man filtras ir eina tarpinė. Jos būtina keisti. Tai nusukat, atsukat kartą. Tai va, čia yra tokia tarpinė, ją gerai, jeigu jūs tiesiog paimsit ir biškį sutepsit tam, kad jinai neplyštų, kai jūs bandėsit įdėti filtrą. Filtras turi čianais tam tikrą savo pasodinimo vietą. Tai jeigu jūs įdėsit taip, jisai pas jūs neatsistos, jeigu įdėsit taip, jisai pas jūs neatsistos. Jį reikia įdėti, čia va yra toks nusiukas ir jis turi pataikyti va šitą va skylę. Tai
mes pataikom ir užfiksuojam filtrą. Dabar mums reikia praeiti ir išvalyti visą karterio pasodinimo vietą, tam, kad pas mus tarpinę ateitinį leistų ir būtų viskas švaru ir gražu. Tai įdedam magnetuką atgal į savo vietą. Žiūrėkit, čia geriau nereikėt magnetukų, nes filtras irgi yra geležinis ir magnetukas, jeigu prisilies prie filtro, jisai, žodžiu, liks ant filtro. Tai geriausiai dėti kažkur va šitoj vietoj, prie nupelimo kamščio. Tai va, ir galim atgal uždėti. Tai mes prisukom dabar karterį ir dabar mums reikia viską užtraukti. Tai nupelimo kamštį mes užtraukėm 20 Nm pajėgumų. Nedaugiau. O mūsų laikiklius užtraukiam 8 Nm pajėgumų. Ir užtraukiam eiliškumas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viskas. Tai va, ir dabar, kaip suprantat, mes praplovėm visą transmisiją, išrinkom pusę išrinkom seno tepalo karterio nuėmimo dėka. Tai dabar, kadangi mes praplovėm visą dėžę, mūsų senas filtras, kurį mes ką tik išėmėm, jisai surinko visas drožlės, visus nuosėdus, praplovė transformatorius, praplovė kanalus ir viskas liko tam senam filtre. Ir mes jį nuėmėm ir pakeitėm į naują. Tai tolimesnis veiksmas, kuris vyks, tai bus tepalo išvarimas iš gidro transformatoriaus, iš puslės. Tai va. Ir vyks va tas apkeitimas, taip sakoma, su nauju tepalu mes keisim seną. Ir senas tepalas tiesiog išeis pas mus į aparatą. Tai va, tai pradėkim. Mes jau viską padarėm. Tai dabar galim pasakyti aparatui, kad mes viską surinkom, viską padarėm. Dabar jisai apskaičiuos, kiek išėjo iš karterio tepalų. Tai va, viskas 1,4 litro. Gerai. Tai va, dabar jisai dapils va tavo skaičių 1,4. Tai va, dabar jisai prašo mūsų užkurti variklį. Tai mes vėl leidžiam mašiną, kuriam variklį. Tai va, dabar vyksta antram langelėje galim matyti seną tepalą, pirmam galim matyti naują ir matom skirtumą. Šiaip šičia ir būtent šitam automobilėje tai yra dar gan nedidelis skirtumas, nes pastoviai atvažiuoja ir būna juodas, grinai juodas tepalas. Tai dabar mes laukiam, kol jinai prasiplaus ir mūsų visas tepalas išsilygins pagal spalvą. Kad pirmoji ir antroji būtų vienoda spalva. Tai reiškia, kad visoje dėžėje pas mus pilnai pakeistas tepalas. Dabar aparatas mūsų klausia, ar susilygino spalva šituose abiejose vamzdžiuose. Tai mes dar praplausim papildomai porą litrų tepalų, kad pas mus tepalas iš viso būtų sulygintas. Gal per kamerą nesimato, bet aš matau, kad jisai dar nelabai susilygino. Tai spaudžiam, kad taip. Ir 1 litrą pasirinkam ir dar 1 litrų mes praplausim papildomai.
Tai va, dabar spalva abiejose vamzdžiuose pas mus susilygino, tai reiškia, kad pas mus visoje dėžėje pilnai pakeistas tepalas ir mes spaudžiam aparatę, kad mes nenorim. Tai dabar mums reikia nustatyti teisingą lygį. Atkreipkite dėmesį, kad norint nustatyti teisingą lygį automobilyje, kiekvienas gamintojas automobilio, ar tai Mercedesas, BMW, Opelis, Vagas ar dar kažkokie automobiliai, visi turi skirtingus parametrus ir skirtingus nurodymus, kaip teisingai nustatyti alyvos lygį transmisijoje. Tai jeigu jūs kažkada nustatinėsit lygį savo automobilyje, būtinai susipažinkit su tais parametrais, nes mes sulaukiam tikrai dažnai ir tikrai nemažai nusiskundimų nuo žmonių, kad buvo servize ar patys keitė ir neteisingai nustatė lygį, paskui dėžė tiesiog pradeda, nežinau, išeiti iš proto. Tai teisingai nustatyti alyvos lygį reikia būtinai. Jeigu jūs mažiau įpilsit 100-200 gramų ar daugiau 100-200, pas jūs dėžė jau nebus, dėžėje nebus tokio efektyvumo, sutepimo, aušinimo ir panašiai. Tai nustatyti teisingą lygį reikia būtinai. Mes dabar šitam automobilyje parodysim, kaip būtent šitam ir Mercedes aplamai C klasės, CLK klasės, E klasės. Praktiškai visur, kur stovi tokį dėžę, tai praktiškai visur galėsit taip nustatyti lygį. Tai mums dabar reikės padidinti temperatūrą skysčio mūsų tepalo iki 80 laipsnių ir paskui paimti lygio matuoklį, mes turim, bet jį reikia atskirai pirkti kažkokios autodalių parduotuvėse. Mes parodysim, kaip jis atrodo ir kaip su juo teisingai pamatuoti tą lygį. Ir parodysim, kaip teisingai nustatyti. Tad dabar mes prašildom dėžę iki 80 laipsnių ir sustintam. Tai kaip ir kalbėjom, dabar mums reikia nustatyti teisingą alyvos lygį mūsų transmisijoje. Tam mums reikėjo prašildyti tepalą iki 80 laipsnių, pas mus yra 79, beveik 80. Tai dabar mes tikrinsim tepalą per šitą lygio matuoklio žarną. Tam, kad atidaryti, reikia tiesiog čia būna, jeigu pirmą kartą nuimi, čia būna toks liežuvėlis ir jį reikia nulaužyti tam, kad atsuktų šitą kamštį. Jis jau nulaužytas, nes prieš tai buvo atliktas nepilnas tepalų keitimas. Tai va šitą liežuvėlį mes ištrauksim ir įdėsim naują. Tai va, aš tai taip užsitraukė šitas liežuvėlis ir jis eina naujas. Tai va, dabar kol kas naujo mes neturim, bet užsisakę laukiam, tai būtinai pakeisim liežuvėlį. O alyvos tikrinimas vyksta per štai tokį šiupą, tai yra grynai Mercedes šiupas, originalus. Tai įsikiša į pačią dėžę. Ir žiūrim, kur 80 laipsnių pas mus. Turi būti per vidurį 80 laipsnių, bet tepalas turi būti prašildytas iki 80 laipsnių. Pas mus biškį trūksta tepalo, tai mes dabar biškį depilsim. Depilsim mes per aparatą, depilsim 200 gramų. Ir pažiūrėsim, ką parodys. Yra. Dėžė pasiekta 80 laipsnių. Dabar tikrinam, depiliam 200. Viskas. Tepalų lygis normai. Čia yra dabar maksimumas, kadangi mes nuiminėsim žarnas ir viską, tai pas mus vis tiek biškį išbėgs ir jisai bus maždaug per vidurį. Tai yra teisingas alyvos lygis. Ir dėžė yra prašildyta iki 80 laipsnių. Tai kadangi mes jau nustatėm lygį, tai mes atjungiam aparatą, tada atgal prisukam padavimo žarną ir laikiklį padavimo žarnos. Žarna užsisuka
20 Nm, mes jau užsukom, o laikiklis žarnos užsisuka 8 Nm. Beje, pamiršau pasakyti, ant padavimo žarnos eina 2 tarpinės, tai jas irgi būtina keisti, tai mes jas pakeitėm į naujas. Viskas. Tai štai mes ir atlikom pilną alyvos pakeitimą štai šitam automobilyje. Tai nebijokit ir jūs daryti pilną aptarnavimą savo dėžės, jeigu norit, kad jinai tarnautų jums dar ilgai. Ir tikrai manau, kad mes šiandien bent biškai, bet paneigėm tą mitą, kad senose dėžėse, kur senai neaptarnautas tepalas, negalima keisti tepalų. Tai yra, žinokit, didžiausias mitas tikrai ir mes tiesiog reikia daryti aptarnavimą su kokybiška įranka, su kokybiško aptarnavimu, su kokybiškom dalimis. Tai ir viską daryti pagal gamintojų nurodymus. Tai mes dirbam štai tokių principų ir pas mus dar nebuvo ir tikrai nebus jokių problemų. Tad jeigu jūs norit pasidaryti irgi kokybišką aptarnavimą, tai visus laukime Kaune, Sasnausko gatvėje 53 ir tikrai priimsim ir tikrai aptarnausim kokybiškai.